Sveiki. Sukrovėm whiteboardį, taip nuo pradžių, va, seki ir nėra. Aš jau minėjau apie pakabą, kad čia pakankamai viskas lengvai. Posparniai sudėta, apsauga uždėta, stabilizatoriai pakeisti. Dabar standartinė mano frazė, važiuojam į test drive. Ne viskas taip gerai pavyko su test drive. Šiaip važiuoja viskas ok. Užsidegė ABS lemputė ir antipraslydimas. Kažkuris tai daviklis ratuose, reikia kompą pasijungti, pasižiūrėti, neveikia. Galinis, dešinys. Ok. Kitas ten katakumas buvo nusienę. Galinis dešinys ABS daviklis. Galinis dešinys ABS daviklis. Nu, gut. Einam, žiūrėsim. Gal aš jo tiesiog... Ne, ok, pasikeliam bus matyti. Ir aš jaučiu širdim, kad bus naujo reikalaus davikliam. O, žinau, ką dar reikia valytuvai užsakyti. Man reikia 5 metrų. Va, 5 metrai. Kokio dydžio, nes valytuvai tai visiškai nevalo. PM3, čia vienodas ar ne? Ne, vienas PM3, kitas PM5, PM6. Ne, reikia užsisakyti. PM3 ir PM5 arba PM6. Neatsimenu, kurį aš sakiau pusę, kai right, rear. Neprisimenu. Neatsimenu. O tikrai ne šita va pusė. Tai kur man dabar gauti? Right, left, right, rear. Buvo parašyti. Nu, neprisimenu. Nu, nors užmušti, reikia nusileisti, pasižiūrėti. Ar nesuklydau? Dešinė. Tai išgi sakiau, kad dešinė. Va. Turiu šitą. Taip, pusę. Pam, pam. Čia gerai. Čia šitas jungiasi čia. Tas ten. Gerai. Aišku, ne faktas, kad šitas bus ledas su davikliu. Gerai. Ok. Šitą. Pam. Čia nauja. Čia nauja. Čia. Nytės. Nemėgstu tų kalbos darbų, tai man erzina. Va, tai. Nėra, iškritęs. Fiksatorius vamzdelio, tai yra didelė tikimybė, kad šitas ir stuksėjo, bet aiškiai nelabai aš noriu tikėti, bet tikėtina, kad taip, nes daugiau viskas labai gerai. Ką? Daviklį pakeitėm, šitą įdėjom, būtų gerai prasilekt. Reikia vėl numeriukai užsidėdinėti.
užsidėti numeriukai ir pravažiuoti su juo. Važiuojam. Bum, 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 bum. Dar pamiršau, kad reikia įtempėjas vienas čirškė pagrindinio diržo reikia sutvarkyti. Ir dabar dar įsitrinsiu klaidas. Dar sykį. Ir reikia užsisakyti dar, ten eina du įtempėjai, tai juos reikia pakeisti, nes man šiek tiek toks garsas yra įdomus iš būtent šitų įtempėjų. Diržas sukasi ir toks garsas. Čia kai įgarsinau net garsą. Ok, gerai, blogai, gerai, viskas, ok, nėra klaidų. Gerai, važiuojam, pasižiūrėsim, kaip dabar viskas bus. Jeigu daviklį pakeičiau ir vis tiek man užsidegė, ištrin davė klaidas ir vis tiek užsidegė, tai kurioje čia vietoje dar gali būti problema. Ir vis tiek bildėjimas dar yra nepasinaikino, nors viskas atrodo kaip ir tvirta, gerai, bet nepasinaikino. Nei bildėjimas, nei ABS-as užgeso, turiu mintį. Laidus pasižiūrėti pačius. Aišku, ne faktas, kad aš turėjau tą daviklį ir jisai buvo geras. Gal ir jisai yra blogas. Bet, nežinau. Važiuosiu vėl, kelsiu, žiūrėsiu, tikrinsiu, kas yra ne taip. Kodėl čia jis nenori susidraugauti? O aš jau buvau apsidžiaugęs, kad tikriausiai čia tame bus problema. Pasirodo, ne. Rasim, nebėda. Ne tokia talpi, ne kaip Dodge Ramas, ne tokia talpi. Biški mažesnė bagažinė. Ai, nežinau, gal dabar pabandytų sėdėti. O, einam, sėdami, šalta labai, sėdami į vidų, pasiruošiu, užsidėsiu dabar valytuvus. O, gerai, ledas. Bjaurus oras šiandien toks, bet ne tame buvo problema, kur rodžiau dėl vamzdelio. Vis tiek kažkas tai stūksi man priekyje reikia žiūrėti ir vis tiek užsidegė ABS-as su tuo davikliu. Nežinau, turiu įtarimų, gal reikės peržiūrėti pačius laidus iš mašinos išeinančius. Gal ten kažkas tai yra, nes tana pusė buvo kelmas visas nurautas. Tai didelė tikimybė, kad gali būti laidai pažeisti, bet pasikelsiu, pasižiūrėsiu, kokia situacija. Pasikeičiau valytuvus, dabar bent jau valo normaliai. Ok, reikia važiuoti į garažą ir kelsim toliau, ieškosim, kur ten problemos. Visą laiką taip atsitinka, surenki mašiną, išvažiuoja ir pradeda kažkokie tai galiukai lysti. Ir tada tas labai daug laiko atima. Nu, vat kaip ir pavyzdžiui su durim irgi turi tokį kinkštvą, kinkšt. Irgi reikia sutvarkyti visas lygiai čia ir toj pusėje. Žinau, kas yra, padarysim, bet, nu, va, tokie dalykai pasistebė tik tai išvažiavus, paeksploatavus šiek tiek ir panašiai. Tai šiuo atveju dar šiandien pasikelsiu, pasižiūrėsiu dėl tų problemų. Ir realiai, jeigu viską norint išgaudyti, tai reikės dar man kokias 2 savaitės geras pasivažinėti dieną su juo, kad galima būtų viską jau pagauti ir išgaudyti visas tokias mažas smulkmenas. Gerai, važiuojam, lietus lyja, nėra labai malonu lauke stovėti, tai lekiam. Antras dublis reikia pabaigti su tuo bildesiu ir su tuo davikliu. Tuk, tuk, tuk.
Tuk. O Jėzau, kaip čia šlapia. O Jėzau. Ne, nu laidai čia viskas gerai. Kodėl, ką jis nesusiskaičiuoja? Nežinau. Daviklis pakeistas, ne, būdu, nu gal turėjau blogą, nu teoriškai ką reikia keisti, daviklį keisti. Vėl? Keičia. Reikia nupirkti. Gerai, dabar žiūriu. Blaškausi. Gerai, kodėl, kas, gerai, logiška, ne, kad nesuskaičiuoju, kas. Pusašis, viskas gerai yra, ne. Užsakinėsiu daviklį ir keisim daviklį šitą. Nes kito varianto tai aš nelabai ir matau, kur galėtų būti kažkokia tai problema. Aš matau tik tai šitame daviklyje. Daugiau tai čia nėra kažkokios tai problemos. Aš taip įsivaizduoju. Gerai, nu vadinasi antrą turėjau. Tai teoriškai aš gero negalėjau turėti. Aš galėjau turėti tik tai irgi blogą arba pažeistą. Nes visi geri yra sudėta. Jeigu perku, tai reiškia neturi. Tai jeigu aš pirkau, tai vadinasi tas buvo blogas. Tai jeigu aš jį pakeičiau, tai reiškia ir čia blogas. Nu gerai, apsigavau. Ok, nu visko pasitaiko. Tai gerai, einu į priekį, pasižiūrėsiu, po to jūs susirasiu tą detalį ir nusipirksiu, kas čia neduoda mums ramybės. Su savo bilduku. Ne. Čia viskas kaulia. Ne, viskas čia gerai. Ta, ką įtarinėjau gerai, nu neįsivaizduoju, kas dar gali būti. Šiaip būtų gerai gal važiuoti į šitą, į apžiūrą. Tiek apžiūrą nuvaryti, kad iškratytų į visą. Nes daugiau aš nelabai įsivaizduoju. Nu viskas kaip kaulio atrodo, bet garsas toks skleidžiasi to. Kažkaip nepatinka man, kitaip nesiseka. Nu jo, reikia nuvaryti ant stendo, kad jį iškratytų ir tada gal pasimatys, nes šiaip aš nematau. Aš kaip ir praeitose serijose minėjau. Man PKB yra didžiausias peilis. Bet aš nematau nieko čia, kas galėtų jame dar čia stuksėti, nu, neįsivaizduoju, bet toks keistas labai. Tai, manau, reikia užsiregistruoti ir nuvažiuoti, kad pabandyti prakratytų ją visą, kas, kur, kaip, ką, gal tada pasimatys aiškiau viskas. Aišku, aš taip, žinai, ranką ir tikrinu, bet ranką patikrinus nelabai ką pajausi tokio, kad kažkas tai būtų. Gerai, man liko 2 rebusai, tai vadinasi priekį kažkas tai su bilda ir su ABS su šituo. Nu tai reikia tada daviklį, reikia keisti ir užsakinė daviklį, keičiu ir žiūriu, kas toliau gausis. Bitė! O, kokie poslinkščiai! Dodge! Pirmadienis prasideda nuo prekių. Iš ūsa. Čia kliento automobilis. O, bandau? Yra gyvybė. Yra. Maža. Tuoj pala boosterį atsinešim. Pasižiūrėsim, nusikrausim, kaip jisai važiuoja. Reikės suremontuoti. Labai nedidelis mušimas čia. Praktiškai nieko nėra jam. Priekį pakeisti televizorius ir, kiek mačiau, dar gal ir radiatoriai geri. Bet atidžiau pasižiūrėsim įsivarę į garažą. Vedam? O, ir gyvybės požymis yra. Gerai. Biškį į galą gavosi, neskaniai, bet priekis tai cielas. Neduoda man neutralkę, nu, bėgių jungt. Neduoda bėgio?
Ai, mažai elektros. Tuoj palaus, mėsą iš to būstarį. Jo, uždė. Čia kažkas dega. Ne, dega kažkas dūmai. Tai labai daug dūmų iš kažkur tai eina. Palai arba... Ne tepalai, čia guma, kažkas tai prispausta turbūt yra. Na, varom, čia mane ir viskas. Ja, labai smirda dūmai į salonę. Čia... Ai, į saloną eina? Ja. Čia žinai, kas diržas prispaustas turbūt. Škyvo. Nesijungia bėgiai. Kažkodėl tai įdomu, kodėl gali nesijungti. Pirmą kartą taip susidūriau, kad tai būtų, kad nesijungtų bėgiai. Ir užvedus kvapas kažkoksai tai keistas eina. Keista buvo įsijungę, bet nevažiuoja, tai su greičiu dėž, bet dega visi šitie ir toks jausmas, kad antipraslydimas blokuoja. Tai gali būti LBS. Jinai va taip va, pasikrato, kaip nori judėti. Bet tu tik neutraliai jungi ir iš karto vietą, žinai. Tai ar buvo spausta, gal vamzelis suspaustas tepalo, necirkuliuoja visiškai. Gumos kvapas. Iš čia va, va, iš ten. Iš ten, ne? Jo, va čia iš galo ir tau matai ten ir trauk. Ir va dabar, tai daros. Čia apibėgęs ir tepalo. Žiūrėk. Ir netepalas va čia. Gerai, viso. Atvežė 2 mašiną šiandieną iš Klaipėdos. Vieną klientą, vieną mano Dodge Durango. Tai dabar važiuoju su kolega Gintu, persikrausim Durangą nuo priekabos ant traliuko, kad būtų lengviau įvažiuoti į garažą, nes Durangė išlaužta ratas yra, pakaba, tai jisai toksai visas nevažiuojantis. Įdomus atvejai su Challengeriu buvo. Pirmą kartą susidūriau, kad nejungtų šito bėgio. Po to, gerai, uždėjom boosterį, galingesnį, viskas gerai, veikia, įsijungė, bet nevažiuoja. Neteko, kad tai būtų ir įdomu, bet ir apsukų nekelia. Įdomu bus pasižiūrėti, kas čia per problemą. Kažkaip nežinau, paskutiniu metu kiekvieną mašiną atvažiavusi iš Amerikos turi savo tų tokių dalykų, su kuriais nesu dar susidūręs. Nu įdomu, bus įdomu pasižiūrėti, kurioje čia vietoje ir kas čia kitaip. Gerai, važiuojam, persikrausim Durangą, pasižiūrėsim, kokia ten situacija. Bet kaip šalta šiandien! Piršiukai mano šala. Va, matau, stovi. Jo, pas mane nebūna, ne? Taip, kad būtų viskas kažkaip arba Durangai vien, arba tik Ramai, arba vien Challengeriai. Nu, mane biškį suintrigavo dabar, kas čia gali būti, kad čia taip... Nu, dėl elektros tokos. Nu, okei, gerai, bet nelabai aš norėčiau tikėti. Nusikrovėm, važiuojam į garažą, dabar ant keltuvo pasižiūrėsiu, kas čia per daiktas yra. Nemažai gavęs, svarstysiu, ką su juo darysiu. Nu, reikia pasikelti ir tada bus matyti. Gerai, važiuojam.
Įvažiavom į garažą, įsistumėm, kažkaip lengvai buvo viskas, bet čia žiūriu, aš žiūriu ir oi, vaikyti čia. Vakar šakė nusipirkau, reikia užsidėti šakį ir bus mašina ant ratų, nes vienintelė šakė šitą yra sulaužyta. Ją reikia pasikelti dabar, įsiimti ratukas, nes ir taip jinai jau pusiau kreivai stovi. Įsiimsim ratuką, pasikelsiu mašiną, pasikeisiu šakę. Tikiuosi, aš uždėsiu. Nu, turėtų užsidėti, viskas ok. Pusašys iškrytęs reikės naujas pusašys nupirkti. Ir tada žiūrėsim, ką toliau su juo. Bet čia taip įdomiai, patys tik tai ūsai nulenkta. Šitas ūsas ir čia tai. Nu, įdomiai. Įdomus. Nu, reikia pasikelti ir tada pamatysim, gal dar, nu, traversas tai jau 95% kad bus miręs. O visa kita, čia ūsas irgi, vamzdeliai, čia. Ok, nu, pabandysiu kapotą atsidarinti, gal ten kažkas tai matysi. Nu, durys vis tiek keitimas. Ką aš čia matau? Aš čia matau standartiškai pas amerikonus kažkokių laidų privedžiota, tokių normalių laidų. Kas čia priklijuota? Čia garsiakalbiai kažkokie tai. Kur to? Ne, reikia, žinai, laužtavas turbūt. Sniego? Nežinau, kažkas. Palauk. Stiklas miręs čia ar ne? Ne. O ten? Toli? Pas mane tai toli, pas tave arti. Jinai, žinai, ką reikia? A, čia gerai. Nu, ką mes čia turim? Jau sukiotas kapotas. Ne pirmas kartas. Tai jo, nes jinai jau antrą kartą mušta. Dabar nepamenu, reikia prisiminti, kuri pusė buvo irgi mušta. Ai, va ta pusė, tas šonas vat, buvo muštas prieš tai, bet nesmarkiai labai, tik tai priekis, nu kamputis, ta prasme, kapotas, viskas, tai dėl to ir yra, žinai, kapotas sukinėtas. Tai, bet užtat, nu, už normalesnę kainą paėmiau, tai todėl visiems ir sakau, kad visą laiką mašiną prieš perkant reikia tikrinti per carbithelper.com, o pasinaudoję mano nuolaidos kodą U11 gausite 10% nuolaidą. Taip, kad kaip ir šį automobilį pirkau, pasitikrinau, žinojau, kad antrą kartą buvo muštas šį dabar, bet manęs negazdino pirmas mušimas, bet atitinkamai buvo kaina. Man, pavyzdžiui, Durangas kaip mašina nėra jinai graži. Man jinai, nu, tokia, nu, kažko įtrūksta šitai mašinai. Taip, gal nuo 21 metų panelė viskas ten priekis gražesnis, bet senesnis ne. Bet kažkodėl tai jis myli Vokietiją. Tai dar turi prisitaikyti prie rinkos, nes kitaip tai, nu, challengeris, bet ir pačiam jau norisi įdomesnių. Ne pirmas, aišku, Durangas pas mane, bet norisi, aišku, dar 1, 2, 3, 4, dar 3 plaukia, čia ketvirtas. Nu, padarysim tuos visus Durangus, po to pereisim vėl į Challengerius. Vienintelio ko ne, tai Chargeris. Nežinau kodėl, bet jiem ten nelabai einanti mašina. Taip, esu porą pardavęs, bet labai ilgai stovėjo ir vienas tai iš vis buvo su labai minimaliu mušimu ir vis tiek, aišku, 3.6 variklis, bet kažkodėl tai žiauriai ilgai, gal metus laiko stovėjo ir kaina buvo viena iš pigiausių ir, nu nežinau, gal tiesiog man taip papuolė, neįsivaizduoju, bet aš susidarė savo vaizdą ir nuomonę, kad Chargeris, nu nelabai ten tokia įdomi jiems mašina, jiems va toksai Durangas, Ramas, Challengeris, tai nežinau, paskutiniu metu tai apskritai Durangus ten myli labai. Kodėl? Gal toksai jisai amerikoniškas šeimininis džipas, gal dėl to? Man šiaip tiesiog klausimas įdomu, per kiek vat parsiduos. Aišku, aš pataikysiu jį padaryti tada, kai bus jau sezonas, kai, nu,
Plius minus visi pirkimai bus atsigavę, ne kaip šiuo metu. Klausimas, kiek jisai man kainuos, bet aš manau, plius minus įsivaizduoju, kiek jisai man kainuos. Tai, aš taip spėčiau mėnuo, pusantro ir parsiduos jisai. Galėsim padaryti statymus. Jokauju. Gerai, išrinkinėt, pasižiūrėt, kas čia su juo, pasikelt tiksliau. Pasikelt noriu ir tada pasižiūrėsiu, kas čia su juo kaip yra. Šitą mes gausim 20. Ne, žiūrėk, mums reikia patraukti atgal, Gintai. Palauk čia. Čia damkrato. Pasižiūrėk, gal tavo koja užlys, ne? Kelis, man atrodo. Stop. Kaip čia priburta pas juos? Apšvietimas, gal? Dugno apšvietimas. Ir rimtai čia apšvietimas, žiūrėk, ledai. Eik tu savo, bet tai šitai padaryti. Ką aš žinau. Kaip kibirkštį gaudavo, žiūrėk, pagavau čia kibirkštį, čia va taškai gavau. Bet tu paaiškink, čia liko skylė, tik čia užsidėjau. O kas čia, kodėl tai buvo daryta? Čia nuo to pirmo mušimo tipo buvo toksai prikolas, bet čia garažė, ta prasme... Čia ne garažė, čia ant lauko. Ant lauko, kada pūtė vėjas. Tipo nuėjau į prekybcentrį, nusipirkau pigiausią svarkę ir kažką pabandžiau prie vyrį. Aš pats. Jo, aš galiu, aš pats pasidarysiu, čia man mokė dar. Va, ledus paėmiau, kaip čia pritvirtinti, samarėzų statybinių, va. Gerai, ką aš tau galiu pasakyti. Gerai, man svarbiausia kiti dalykai, man čia šitie, čia pasikeis, ten pasitiesins šiek tiek, truputį, gal, biškiai. Taip įdomiai labai tas raversas užlinkęs. Tai guma yra, guliukai yra, šitas įsidės, šitą padės. Gerai, o tai jeigu aš dabar čia uždėsiu šitą šakę, tai iš principo man jinai ant ratų bus. Ir važiuojanti bus. Ana pusė tai nekliūna, niekur. Tai šitas nusijims, šitas trukdo, ne? Bet daugiau tai visur niekas niekur netrukdo. Eik tu savo, kaip, tiesiog laidai pravesta, tai kodėl jie sako, užsidegėm, va. Čia tipo liko lišnafiškė užkišim čia. Iš principo reikia, žinai ką, nubert visas priekis, viskas, nuimti ir tai, kas nereikia išmest, nes šitie, bet man labai įdomiai užlinkė, landžeronai, taip, keistai. Aišku, čia pastumta į ten, tas nusisukęs, šitas nusisukęs, konkrečiai taip, į nosį, tai. Pasižiūrėjom, į apačią visur ten pridaryta reikalų, nuo pirmo mušimo irgi palikta visokių kliurkų, daryta, nedadaryta, tai pirma eilė dabar ką pasidarysim, nusijimu visą priekį, nusiardau visus tuos radiatorius, šitą varžtelius visus susisukam, išsukam, ką reikia, ko nereikia ir tada bus aišku, šakę turiu, užsimetu šakę, jeigu niekas niekur nekliūna, tai iš principo jinai bus jau kaip ir važiuojanti, aišku, dar reikės pabandyti užkurt, bet reikia tam, kad užkurt pabandyti, reikia nulupti visi šitie radikai, viskas ir pasižiūrėti, kas ten darosi. Jeigu ten nieko baisaus nėra, tai važiuom, nusirinkinėsim. Suprantat, kad šalta. Oho, ne, duobė liko galvoje. Ir užsikurt, pabandom. Davai pabandom. Tuo nuveš, jeigu jau užsidegsim, tai užsidegsim. Kas su kuprinė išeina, ne? Kas su durim.